Sveiki, su jumis Eugenijus Pišinskis ir Medžių idėjos. Ir savo YouTube nariams noriu parodyti, kad darom tikrinimą su rotaciniu lazeriu pamato, įstrižainės tikrinimą, patikrinimą jau patikrinom, vienu žodžiu, ir visą tą darbų procesą, kaip tikrinam, ką darom, kaip matuojam, kaip reguliuojam, viską rodau Patreono nariams. O čia dabar yra apžvalga bendra. Jo, norit prisijungti, pamatyti visą giliau, prašom, prisijunkit prie Patreonų. Visą informaciją sekit. Rodysiu viso pastato statybų procesą. YouTube yra bendra apžvalga, Patreone yra gilesni procesai, kad galima būtų tiesiog pasižiūrėjus video, pakartoti ir pastatyti tą pastatą pačiam. Dabar čia labai aktualu. Žmonės investuoja labai į nekilnojamąjį turtą. Ir dėl to verta statyti. Ir net pačiam. Tai vat, darykit išvadas, sistematizuokit veiklą. Vat, galiu tik tai pasakyti, kad siūlau daryti būtinai Finfoam pamatus, kad jis būtų apšiltintas. Nu, čia vat, gaunasi ir iš lauko, ir iš vidaus, ir iš apačios. Visur užlietas, viskas gerai. Ir dabar ant šito pamato jau jį liest nereikia, jis šiltas, geras. Galima ant jo iš karto daryti karkasą ir turėti, kaip sakant, gerą gražų namuką. Čia bus namukas, čia bus didžiulis langas, o čia bus terasa po stogu. Vat. Tai va tokie momentai. Sekit mūsų kanalą, žiūrėkit mus ir prisijunkit prie Patreono. Iki, su jumis buvo Eugenijus Pišinskis, Medžių idėjos. Sėkmės jums. Iki kitų kartų.